Yra dar viena mergina. Sakyti, jog esate laimės pasagos treneris Eglės vaikinas. Pasagos ar pasagos? Pasagos, gal. Greičiausiai. Ir pranešti, jog jį rimtai susirgo ir negalės jos treniruoti apie visą mėnesį. Jei tai tikrai nepatiktų. O jei paklaustų, ar negali koks kitas treneris, sakykit, kad... Įmestų man į Facebooką. Tai aš dabar šitą noriu padaryti, aš gerai, tvarkoj. Ir tu gali man sugalvoti kokį, žinai, nes čia viskas gražiai turėtų kalbėtis, tipo, įtikinamai. Tai jau ką aš pats iššauksiu. Ne, tai gal kokį nesmagų žodelį norėtum pasakyti. Cik, žinai, smakt. Klausau. Alio, labas vakaras. Labas vakaras. Su Paulina kalbu. Jo. Labas, Paulina, čia Eglės vaikinas tavo treneris skambina. Aha. Esi girdėjus apie mane, pasakojo? Nelabai. Klausyk, matai, kame reikalas, jis šiek tiek apsirgo, mergaitė, ir dabar nelabai gali, kaip čia sakyt, užsimti tom visom pamokom trenerio. Tai man liepia perskambinti savo tiem vergam. Tai norėjau pasakyti, kad nežinau, kaip čia dabar padaryti visą tą reikalą, bet ko gero apie mėnesį nebus treniruočių. Jo. Gali tu kur nors toliau, nes nelabai girdžiu iš tave, ką tu man sakai. Jo, tik tai aš kai su jo neseniai, aš, taip žinutę kalbėjau, tai kažkaip mes tarėmės penktadienį jau. Nu, matai, šiandien taip gavosi, kad tiesiog susirgo. Netyčia, kaip čia pasakyti, žinai, būna kartais, kai susipyksti. Susipykom ir grįžo biškį vėliau, tai, tiesiog dabar guli. Supratau. Skauda, sakė kažką ir ko gero, buvo daktarai atvažiavę, sako, mėnesį, ko gero, negalės. Aš nelabai girdžiu tavęs, Paulina, gal gali kur nors nueiti toliau. Jo, supratau. Gulėk tu. Alio. Supratau. Tai Paulina, esmė dabar, aš kaip suprantu, sakė, gulėk, kad tu nori treniruotis, kaip ir tau reikia, ar ne? Jo, man reikėtų. Reikėtų, matai. Kas ten darosi, aš nesuprantu. Tau, ta prasme, reikėtų dėl to, kad tu esi stora, ar dėl to, kad tu nori palaikyti kažkaip ten tą... Dėl ko tu nori pratęsti tas treniruotės? Nes, sakau, mano mergaitė dabar visą mėnesį negalės užsiminėti to. Ne, man tiesiog bus varžybos. Tai tu stora? Ne. Na, aš tada nesuprantu, kodėl tau taip primiktinai reikia to mėnesio tų treniruočių. Tave kas nors mušo ten, kas tau yra, aš nesuprantu. Ne, man viskas gerai. Ok. Žiūrėk, Paulina. Gulėk, aš sakau, Mylė, patylėk. Klausyk, galimas toks variantas, kad aš irgi, ta prasme, esu treneris, bet kitam klube. Aha. Tai galėčiau kažkiek tai padėti tau. Aha. Ir ką, ir sutartumėm kažkokį tai mokestėlį, žinai, ir padėčiau. Tai jo. Eglė, aš sakiau tau nesikelt. Nori vėl, kad taip pat būtų, ką? Nori vėl gauti bidantis? Dar tau neužtenka, ką? Ar tau dar, sakau, neužtenka? Paulina, tai kada tu norėtum galų gale pratęsti? Penktadienį tau tinka? Jo, kaip ir, bet ta prasme, pasitarsiu. Eglė, gali uždaryti duris ir eiti iš šito kambario? Nori dar kartą į galvą? Tai man lauks skambučių tavo, ar tu parašysi žinutę, kaip čia daryti? Jo, parašysiu žinutę. Eglė!
Palauk, Eglė prie jo, imk, pakalbėk. Zdarov! Alio! Paulina, labas, čia radistai iš Zip FM. Atsidusai? Paulina, Klausau. ką sportuoji? Jodinėjau aš. O, judinėjai. Ant ko dažniausiai? Ant žirgo. Jo, tikriausiai andžiau. Rimtai? Jo. Kokį tu brolį ar sesį turi? Tu turi žiauriai keistą sesę. Ne, tai mano brolis. Beždžioniuką. Toks jisai biški. Na? Kiek jam metų, kokį 10, ne? Jo, jam 11. O kiek tau metų? Man... Norėtum Man daugiau. 12. Norėtum daugiau pasakyti. Viskas. Paulina, viso gero. Viso gero, iki. Ate. Nu šakės. Žiauriai keista. Eik tu sau, taip, patokit. Man geriausias tas